Darysim pirmą darbą. Pažiūrėkit, koks grožis. Pažiūrėkit, kaip gražu. Tai dabar atakiuosim. Reiškia, šitą vašką reikia šiek tiek nupjauti, kad būtų galima išsukti medų. Per giliai. O kvepia. Visi lipsim. Dar tik atnešiau šiandien. Jau susimedavau maikę. Atakiavus, dedam tiesiai medsukį ir pridėsim dar 4. Pirmas nelabai gavosi atakiuoti, gal toliau bus geriau. Bandom. Su kartą gyvenime daręs tokį darbą, tai labai nesakykit, kad blogai darau, nes visur reikia išmokti, kaip sakoma, niekas gimdamas nemokėjo. Bet po truputį išmoksim. Gerai, su viena ranka sunku. Antras pabaigtas. Trys. Na ir liko paskutinis. Na, va, ir 4. Pilnas medsukys. Uždarom. Sukam. Labai greitai sukti negalima, nes paskui lūžta koriai. Matot ant senelių? Medas. Šiaip tai jis nėra labai greitas procesas.
Aišku, kuo skystesnis medus, tuo greičiau išbėga. Na va. Buvo pilnas rėmelis medaus, išsukome ir tik tai koriukas liko, tuščias. Tai šitus dar koriukas turbūt dėsim bitutėm, kad jos išlaižytų ir nebūtų ten tų medaus likučių. O jei kada žvakėm reikės to vaško, tai sakykit, man reikia atakučių vaško. Tai vat, tas, kur nusipjaustas, skaitosi atakučių vaškas, jis yra pats šviesiausias, pats gražiausias, tai visą laiką prašykit jo. Nu va, matot, viena pusė tuščia gražu, bet kita pusė dar pilna medaus. Tai va, išsukom vieną, apsukam, dedam. Uždengiam ir sukam toliau. Čia jau biškį ir prisukom. Ir skystas auksas. Iš 13 rėmelių prisukom kibiro va tiek va. Neturiu svarstyklių čia, tai apie 10 kg kažkas, gal biškį daugiau, žiūrėkit. Koks grožis. Pirmas stiklainiukas. Antras, trečias, ketvirtas, penktas, šeštas ir dabar mažesni. Septintas, aštuntas, devintas, dešimtas, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, jau į pabaigą, 18, 19, tai beveik nebėga. Nu ir 20, ir kaip tik stiklainiai baigės. Pabaigėm! Turim aukso daug, 10-20 stiklainių, truputis liko, bet labai nedaug. Čia mums ir giminėms, kai visą laiką pradžioje, jeigu kažką pirmą kartą padarai, tai visiems reikia duoti paragauti, tai vat, pirmiausia taip ir bus. Tai ties šią video baigsime, paspauskite ten ir ten like ir subscribe arba užprenumeruoti. Daug kas žiūri, bet nedaug kas prenumeruoja, tai mums tai padėtų, paspauskite. O dabar iki kito karto, iki.